Sveiki atvykę į 3 savaitės iki varžybų. Turim nugaros dieną, bet pradedam nuo kojų aparato. Pakeitė biškį programą man. Dabar prieš kojas turim vieną pratimą kojom, aduktoriam vidiniai daliai. Ir šiaip dabar 3 dienas mažiau krūvio, 7%, tai realiai čilinam salėje, tiesiog hapesinam, nelabai daug ką darom, tai tiesiog prasipozuosim, biškį pasportuosim ir viskas. Tai hypas didelis, jau netoli startas. 3 iki Estijos, 8 iki Maroko. Tai jo, bilietai supirkti, žodžiu, tai tiesiog dabar jau damušti ir nieko. Tai einam darytas, pasidarau kojas ir galėsim eit pulint. Man iktume. Va, būtų intro, karočią galvą prasiskeliu. Keista darytas trefkės 7%, kai mižniukas jaučiuos. Kas kitaip šiandien yra, tai turiu videografą dabar. Ar keista, kad kamera prieš veidą man? Jo, konkrečiai keista. Bet nieko, mokino šitas pasirašymas apie naujus dalykus išmokti. Išmokau šnekėti prieš telefoną, kelt save, tai išmoksiu ir prieš kamerą gal vaidentis geriau. Nors man sako, eik tu gerai, tu prieš kamerą būni. Ne, dar manau, daug tobulės, kad turim. Čia pažiūrėjau šitų salį, ble, Olimpija visokie tipo. Olimpija posteriai, no legs, no respect, žodžiu. Tai rimta salė. Kas šitas? Nečiau pro bodybuilders darau. Tu storas nepagėlis. O tu didelis? Aš didelis, bet nebe didelis. Dar baltas, nes man dar važiuoja. Plonas, bet plonas. Pažiūrėk, plonas, pažiūrėk. Šiandien jokio net plano, nežinau koks planas, tiesiog filmuojam dieną. Ir čia gaunas, kad jau turbūt 3 diena, kaip filmuoju nugarą. Vien nugaros diena iškrenta. Niekad kojos neiškrenta. Nes darbo dieną gaunas, tai jei savaitgalį filmuoju, tai arba papai kokia, arba nugara. Tai čia bus koks 3 video ir aš vien tik tai nugarą kapoju. Bet va, čia geras vaibas atvarai. Komandos žmonių pilna. Palelekinį, palaiko visi. Fainai šių. Turim nespaust, turim palikti rezervą. Ir viskas, tokia pusė setai negaliu. Sunkiau yra ne despaust setų, nei despaust. Tai, žodžiu, laikai šiandien discipliną turim ant to, kad tik 7% krūvio. Tai, žodžiu, half-assas, belenkoks. Bet gal ir gerai. Atsigausiu, kitą savaitę turėtų būti geriau. Svoris gaidys stagnuoja, kilogramas, tas pats svoris per savaitę liko, nieks nepakrito niekiek. Tai psichologiškai biškį kerta, nes atrodo nejudam niekur. Tai, bet jau čia koks 3 kartas per pasirašymą šitą, jau įbidėjau, pokai, jau neapsikraunu, tas svarstyklės jau aš. Sušilsim po to pump coverį, reiks nusim parodys, koks liesosas aš sukritęs. Padarėm aduktorius, padarėm close grip, pulldownus po 2 setus, dabar platus T-bar rovas, bet neteko daryti. Turėdavau tokį pasilenkus rovą, barbell darydavau, bet dabar šitas, žodžiu. Šiaip kaip smagiai jaučias. Jo, pikmas.
Nedam to svorio. Čia mano trefkės susideda daugiausiai iš close grip rauvų visokių pulldownų. Ant tų sparnų varom kokią 8% trefkės sparnai. 20% gal plačiai patraukiam. Nes nugarą detalių turi, pločio visada norim. Tai darom labai daug close grip, kad tie sparnai būtų ploti padaryti. Tokia čia, toks principas. Belenkai patogus. Parodys, koks plonas esu. Oi, Maika. Nėra veidrodžių. Šios veidrodžius atimė. Bet gal gerai, biškį mažiau žiūrėjimą į save to. Žiauriai sukritęs aš čia. Man bus įdomu pasižiūrėti. Nes masės sezonė jauties storas, o kai ruošies varžybom, jauties per daug plonas, tai niekad negerai. Body dysmorphia, kultūrizme real. Ne, aš ką aš dažniausiai neprisirišu prie to kūno labai. Aišku, yra tokių pamastymų, bet svarbiausia ant scenos atrodyti kažkaip čia. Salė kaip atrodo, tai koks skirtumas. Davai. Blemba, biškai gal kaip 7% užsirovau. Čiut mažiau reikia ant kito padaryti. Bet labai patinka. Niekad nedariau T-baro. Darau paprastą, bet su čia supportu neteko daryti. Visur po 2 setus realiai. Bam, bam, bam. Ganėtinai greita trefė šiaip gaunas. Daug kas klausia, kokį appsą naudoju workoutam. Jo, kiek Google Sheets'ą. Va tokį va. Bet negaliu atskleisti visų programų čia, nemokamai. Bet Google Sheets'as. Labai gerai veikia. Šį pasirašymą daug japina, ant kiek kitoks pasirašymas. Ant kiek lengviau už pirmą sezoną. Ir manau daug čia susiję. Nu, apskritai viskas gal gyvenime stabiliau, bet su kofeinu irgi labai žiūriu asistatymą miegą, pavyzdžiui. Dabar kofeinas stengiuosi neviršyti kokią 100 mg. Tai čia, manau, labai prisideda. Nes praeitą aš varydavau atsikeli monsteris, dienos eigoje, dar kokią kavą. Ir momentais būdavo gerdavau privarkautą, kad pravest salį trefkę tiesiog. Tipo, dirbti, kad tai galėčiau. Tai ten, nu, įvarydavau konkrečios dozės. Tai, nu, tas prisideda prie visko, prie miego kokybės. Tai norėčiau parodyti čia, kaip belenkaip man sunku, koks aš čia tipo su kapišonu visas grindinu. Aišku, tas gal dar ateis, dar yra laiko, bet iš tikro gan easy viskas kol kas eina. Bet, nu, čia man tai labai gerai. Ar gerai iš įdomumo pusės? Čia nelabai. Bet dabar 2 setai single arm rausų. Grįžtam prie sparnų. Davai, let's get this shit. Čia muzonas geras blestina, čia nereikia ausinių, nes... Ir šitų žiauriai laukiau varžybų šito sezono ir pirmą laukiau, bet dabar tai belengai pasilgęs. Noriu, atrodo, jau pasilgo to jausmo ant scenos. Kai kuriem kultūristam tas užlipimas ant scenos iš vis pochų būna, jiems apie tą pasirašymą. Nu, tai man irgi smagu ruoštis, bet nu scena ant scenos smagu. Pasirodymas, pafilmuok, Deivi. Čia mamutas, ble. Pradėjau, nežinau, netyčia iš vis. Aš ant turniko sportau, tada šiek tiek kovos menus ir salė buvo šiaip tuo momentu tiesiog eit. Bet aš visada žinau, kad jeigu eičiau į salę, turbūt, kad nebūčiau neblogas, nes buvau linkęs toks stambesnių būt. Tada pradėjau eit ir man patiko, kad labai išlaisvino salę. Aš buvau sporte, kur labai turėjau žiūrėti svorį savo. Nu, ir dabar kultūrizmas neturi žiūrėti, bet
man ten buvo toks, kur su skersiniu sportu, su street workoutu. Ten labai geri yra tie, kurie turi planos kojas, apskritai plani yra. O aš visada buvau linkęs į tokį stambumą, tai manęs labai jausdavos. Ir tada pradėjus eiti salę, aš galėjau išlaisvinti, neberibot savęs pagaliau, valgyti vos ne kiek noriu. Ir tas daug laisvės man pradėjo suveikti, nes čia toks atskiras turbūt video yra visos tos istorijos. Čia nesutalpinsiu vieną, bet toks long story short. Salė labai padėjo išlaikyti. Tu tiesiog, kas liečia santykius su maistu, pagerinti ir pagrindė dėl to. Nes su turnikais, jeigu valgai daug, stambėjai, to viskas sunkėja. Su salė vos net atvirkščiai. Gali sau leist valgyti, kūnas auga, viskas, paprasme, tik geriau vos ne. Tai man pagrindė čia toksai buvo. Ir tiesiog po to kažkaip visas tas procesas labai pradėjo patikti. Matyti save kaip tobulėjai kažkur, kad ir tokiai, iš šono žmonėm keistoj vietoj, tipo, ne ant kūno savo. Tiesiog kažkas toks narcisistinis vos ne sportas atrodo, bet jau smagu jaus, kad kažkur gal neblogas gali būti. Tada pradėjau apie varžybas galvoti ir viskas, jau kai apie varžybas galvoji, tai žinau, viskas į vietas sukrenta tada. Tai jau smagu ruoštis, su žmonėms susipažįsti ir toksai gaunas, kad žiūri, tu jau toj ten sferų įsisukęs, tai šiaip nepajutau taip, atrodo, tiesiog ėjau į salę ir bam, aš čia, žinai, tai va, o dabar einam toliau daryti tada, ne? Ne, mama tai iš vis ne mano Lukas supranta. Tėvo neturiu, rimtai neturiu. Tėvas išėjęs mano pienuko, čia open topic ant šito. O mama ne, mama šį palaiko. Mama ką vienintelio dalyko, ko sako, tai dėl žandų, nes ateinu pas ją ir kai pasirašymė, jinai sako, žandų jau nebėra. Ir jinai liūdė, jinai norim duot blynų. O aš negaliu blynų ir negaliu jos sausai, nieko negaliu. Nežinau, neturiu aš kažkokio tokio kaip kiti ten apsėsti, bet nežinau, treneriukas man patinka. Daug iš jo inspiracijos, daug žinių. Aišku, visi profai man, tipo, nežinau, aišku, klasika, ne, toksai, tipo, Bumsteadas, bet ne, nėra tokio, kad vienas būtų ten kažkoks herojus. Iš visų, manau, pasisėmu kažką. Atsidaro tie klausimai čia, nes jau bazarinam. Kodėl tu Deivis sportuoji? Kodėl aš sportuoju? Jo. Nes čia pasirinkau tokį gyvenimą. Bet kodėl tau patinka? Rimtai, anachai. Kodėl tau patinka? Kodėl tau jau eiti į salės Deivis? Čia geras klausimas, kodėl tau patinka. Niekad neklausiau. Negalit pasirinkti tokių dalykų, žinai. Vienam patinka, paprastai gerti, jie geria viską pažiūrėti, žinai. Čia iš tos pusės mums patinka sportuoti, laikyti šio gyvenimo ritmo režimą. Nes čia, reikia suprasti, nėra tai sportas, kad ateiti į salę, paprastai. Ne, čia toks lifestyle'as. Turi gyventi. Jo. Taip, čia pašęs. Tiesiog tai veža, tai patinka. Ne tai, kad rūpina, bet gal tai, kad turi biškai daugiau darbo įdėti, negu atėti papučiotą valandą laikų ir žiūrėti maistą, turi žiūrėti teminus, turi žiūrėti kraujo tyrimus. Ta prasme, tai patinka visas šitas. Būtent, tiesiog jo tas visas. Jo. Bet aš niekad neklausiu čia. Tai kodėl, tipo. Jo, smagus, pavyzdžiui, jausmas pakačiot, pavalgyt, pavyzdžiui. Tada taip Pavalgyt, gaut karpsų ir tada pakačiot. Jo. Ir taip žiūrėt, progresuoji kažkur, jo. Vardas yra toks, žinai, tikslas tavo. Jo. Daug smulkių tikslų gali pasiekti bendrą. Išvis chill. Tai mes šitam sezone ruošęs Deivis, Ana, mano trenerio žmona. 3 pamesti už 3 savaičių. Tai smagu, kai visi ruošęs 3. Ir daugiau žmonių dar turėtų atvaryti, man atrodo. Toks komandos jausmas. Visi dėl to paties varo. Visi palaiko viens kitą. Kietai.
Jo, be patogumas čia žiaurus. Vienintelė salė, kur leidžia be batų būt turbūt. Nu, ne vienintelė gal, bet. Ir komfortas, susižeminė. Nežinau, man patinka basam visada būt. Aš jeigu turiu progą būt be batų, aš be batų. Tai žiemą nebūdavau, dabar jau pavasarė. Viso, aš varau ant tų kojinių aš. Nebent kojos. Va, kai kojos daryt, dažniausiai batus šauni. Bet irgi ne visada. O, blemo, treneriukas diržą turi, net nemačiau. Diržą, kur parašyta FBB Pro, tai čia ką reiškia, tai pro statusas. Lietuvoje tik keletą žmonių turi šitą. Tai nemačiau net, kad diržą tokį turėtų. Gal mes turėsim, bet natūralų. Žalią uždėsim, su žaliu užrašu. Gal klausit, kas kodėl netraukiu pilnai, kad smakras užeitų, nes tikslas ištraukti iš sparnų. Viršui būna dažniausiai jau baigęs amplitudę, kada iš nugaros gali traukti ir ekstra būna iš rankų tiesiog datrauki. Tai man nereikia to. Traukiu kiek išeina iš sparno ir viskas. Pakofinu. Nugara dan. Liko pečių galas. Viskas, presas. O, realiai. Belen kaip čildai, net nepavargsiu nei kiek. Bet gerai, to reikia dabar. Kad svoris pajudėtų žemyn, turim biškį padaryti lengviau. Per savaitę pakrito lygiai tiek pat, bet dabar pakirbam čiučiu dar maistą, deloadas turėtų pajudėti. Manau, ryt bus all time low. Lauksim. Įtariu. Šimtinė diena nebus. Jo, šiandien šimtinė. Šiandien šimtinė diena. Tiksliai, šiandien šimtinė diena kaip ruošos varžybom. Šimtadienis. Pizzą reikėjo šau. Blemba, jo, galėtų. Bet ne. Užsitarnauti. Šimtadienis šiandien. Jo. Šimtinė diena kai ruošos varžybom. Pradėjom gruodžio 10. Ir šiandien yra 100 dienų, kai ruošios. Tai kiek čia bus, kai baigsiu? Lama virš 100 PM plus. Nieko neliko čia. Damušam, varam papozot, varam valgyt. Ir rytoj repeat. Tai čia kartais, kai filmuoju kažką, atrodo, nėra ką papasakot, nes monotoniškas sportas. Nieko čia nevyksta diena iš dienos. Kažkoks svoris nebent pastovi vietoj, maistą nuimi, bet nieko tokio drastiško. Amplitudės karalius treneris. Va, amplitudės dievas. Mobilus.
Juda, bet juda gerokai lėčiau, aišku, bet kokią. Okay. Tai dabar prasidės pats smagumas jau. Biškai paspausim, ja, nes aš dar gerai jaučiuosi. Man tas toks žaidžia su galva, kad jei zaibys jaučiuosi, tai kad nediginam, žinai, bet... Taip. Bet... Bet tai viskas... Nu, planas aišku, diginam žemyn. Nori, nenori. Ja. Per daug fresh. Per daug fresh, jo, nes, tikrai gerai jaučiuosi, žinai, toks, tipo, būna dienų, bet, tipo, nu... Tai normalu, kad būna dienų, žinai. Net nepalyginsi su, žinai, pirmą karą. Aš pirmą prepašių, Liepos mėnesį, atsimenu, jausdavau, kad ruošiuot, bet šaltas būdavau. Viskas. Trefkė dan. Eiso ant treadmilo žingsnių parinkti. Ir viskas, namo valgyt. Tai va, planas, kaip ir girdėjau, turbūt prasideda diginimas. Jeigu dabar gerai jaučiaus, kaip aš čia džiaugiaus, kaip viskas lengva, here it comes. Dabar pradedam pushint ir matysim, kas toliau. Matysim, kas toliau, tipo, bus prasidės smagumas, manau, savijautos tos, bet nedaug lieka. Estija 3 savaitės, Marokas 8, let's fucking go. Va, susitinkam. Gerai atrodo? Jo, gerai atrodo. Pažadik tu jį. Nerodyk. Čia aš pats mažiausias. Nu, ble. Rankas tik paliko. Čia papildų dileris, aš šitą esu. Bet nors papildų, tai proteinų privarkautų papildų dileris. good stuff. On the good stuff, jisai jo. Yra čia tas Royals, ne Dark Side'o. Tai va, susitinkam kitą savaitę, kur jau bus 2 savaitės iki pirmo starto. Ir tada outro turiu trenkti į kamerą, ne?